Right. Kas? Teisė, pavyzdžiui, right to walk, teisė į darbą. Visiškai kita daiktavardžio right reikšmė – dešinė, dešinioji pusė. Pavyzdžiui, look to your right, pažvelk į dešinę. Žodis right dažnai vartojamas kaip būdvardis su atitinkamomis reikšmėmis. Teisingas, teisus, taisyklingas. Pavyzdžiui, right answer – teisingas atsakymas. You are right, tu teisus. Taip pat dešinys, dešinysis. Right shoe – dešinės kojos batas. Žodis right gali atlikti sakinyje prieveiksmio funkciją su reikšmėmis teisingai, tiksliai taip pat, kaip pavyzdžiui posakiuose You guessed right, atspėjote teisingai, arba right now, šiuo momentu, šią akimirką taip pat. Jeigu prie kamieno right pridėsime priesagą full, gausime būdvardį rightful, su formalia reikšme teisėtas, teisėtai priklausantis, pavyzdžiui, the rightful owner, teisėtas savininkas. O kalbėdami apie morališkai teisingą dalyką, pridėsime prie kamieno priesagą EOUS ir sakysime righteous, doras, teisingas. Pavyzdžiui, God is righteous, Dievas yra teisingas. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. You have the right to choose the right way, act right, be the rightful owner and live a righteous life. Like and follow!